padėdami karitui turit galimybę prisidėti prie tų, kurie labiausiai stokoja, prie labiausiai vargstančių, prie esančių kriziai, prie besistengiančių grįžti atgal į visuomenę. Ir tas pagalbos būdas yra visai paprastas. Jums nieko nekainuojantis paskirimas 1,2 kpm mokesčio gali virsti kažkam trūkstamu maistu, gali virsti pastogę, gali virsti palaikymu, palydėjimu, integracija ir visais kitais dalykais, kurių tiesiog reikia tiem žmonėm, kurie yra visuomenės paraštėse. Aš manau, kad karitui verta skirti 1,2 kpm, todėl, kad mums reikia, kad mus padrąsintų. Teikiant pagalbą ir būnant šalia tų atskirties žmonių, girdint tas skausmo istorijas, girdint tą šauksmą, kurį esam, persiimant tą dalinę stigmą, kurią jaučia tie žmonės, kartais tikrai jaučiamės tame vieniši, tame lauke. Tai man atrodo, tas skirimas 1,2, tai man toks yra sąmoningo žmogaus apsisprendimas ir pasakymas, ei, mes jūs matom, ne? Galbūt šiai dienai aš neturiu laiko, negaliu ateiti savanoriauti ar kažkokį kitaip prisidėti, bet aš matau tai, ką jūs darote. Karitas yra ta organizacija, kuri telkia bendruomenę. Ir pačio karito kaip organizacijos, kaip čia sakyt, prigimtinis, pamatinis dalykas yra nesutelkus lėšas gerai projektą prasukti, bet pirmas dalykas yra pagelbėti. Ir dažnai karitas imasi tų gerų darbų, gailestingumo darbų, pagalbos. Tai kodėl verta skirti karitui 1,2 nuo sumokėto GPM? Tai visų pirma, aš galvoju, kad tai žmogui tikrai nieko nekainuoja papildomai, o karitui tai yra aukso vertė, nes mes galim skirtingom visuomenės grupėm, kur labiausiai patiria vienišumą, padėti, prisidėti prie pagalbos, burti tuos žmonės, būti šalia jų. Padėkite iškirsti tylą žmonių, kurie patiria vienišumą, skirdami 1,2 GPM. Jums tai nieko nekainuoja, o tai prisidėsite prie realios pagalbos žmonėms.